Turbūt ne kartą susidūrei su pasakymu draugų, kolego, o gal ir pats susidūrei su tuo klausimu dėl nugaros skausmų, kaulų skausmų ar raumenų skausmų. Ir manęs dažnai klausia, ar galima tai atstatyti. Žinoma, kad galima. Kaip greitai? O čia jau priklauso nuo to, ką tu darysi ir ką tu darėjai ir ką iki tol darėjai. Tam prireiks laiko. Taip, 30 dienų neužteks. 3-4 mėnesiai ir iš tikrųjų galima tai pakeisti. Tam reikalingas poilsis, tam reikalinga mytyba, tam reikalingi galbūt kartais netgi ir pratimai, hidratacija, pakankamas kiekis išgeriamo vandens. Arba netgi jau galima prieiti iki to prie medicininės priežiūros. Tai čia tokie yra 5 svarbiausi akcentai. Tačiau pirmas dalykas yra poilsis, geras poilsis. Antras dalykas – mytyba. Su mytyba, kuri sutrikdo mūsų virškinimo procesas, kuri sutrikdo mūsų gerųjų bakterijų ir patogeninės terpės balansą arba užrūgština mūsų organizmą, mes nieko nepadarysime. Todėl turime pakeisti mūsų rūgščių šarmų pusiausvyrą pirmiausia organizme. Ir jau po to atstatinėti kaulų raumenų sistemą. Todėl, kad tarp slankstelinis, sanarinis, tarp ląstelinis sluoksnis niekur nedingsta. Jį kažkas sukramto. Daugeliu atveju tai būna uždegiminiai procesai, virusai, bakterijos, grybeliai. Visą tai reikia panaikinti. Ir tada atstatinėti chondroitinas, gliukozaminas, daugelis vitaminų ir taip toliau neveiks, jeigu nebus pakankamo kiekio vandens, nebus drėgmės, nes tik tai į sąnarius per vandenį patenka statybinės medžiagos. O iš kitos pusės kolagenas taip pat yra labai reikalingas. Jeigu turi klausimų, nori pasitikslinti arba nori išspręsti šį klausimą, be jokios abejonės parašyk man į Telegramą, nuorodą paliksiu čia. Be to mano profilio aprašyme visą laiką gali surasti daugiau kontaktų, kaip su manimi susisiekti.